Nu ką, turim tokį 204, atkeliavo iš Panevėžio ir jam reikės padaryti, va čia yra sąrašiukas, tai agility režimas, AMG meniu, pavarų dėžės adaptacija, navigacija atnaujinti, atnaujinti skidelio ir magnetolas softus ir pažiūrėti dėl video važiuojant. Video važiuojant nebus šitam variantui. Tai esmė yra dabar su magnetola tokia. Tai turim vat tokią spalvų gamą. Tai yra papirus spalvų gama, spidometrija irgi tas pats. Tai visą šitą dalyką atnaujinsim į silver spalvų gamą. Padarysim navigaciją, update'ą ir agility režimą. Ir tada važiuosim prasivažiuoti, pasidarysim pavarų dėžiai adaptaciją. Visai nemažai pravažiavus automobiliukas, bet taip visai tvarkingai atrodo. Na, iš vairo gal kažkiek matosi padyrę, bet visai nieko. Tai va, gerai, kimbam į darbus. Turim 204 jau padarytam, su visais padarytais darbeliais. Tai, kaip matom, yra jau nauja spalvų schema skidelėje, AMG meniu. Taip pat jungiam agility režimą ir manual režimas atsirado dar. Taip pat ir magnetolas spalvų schema atsinaujina. Ir dar turim naujausius žemėlapius 23 metų, 20 versija. Tai viskas su šituo automobiliu tiek. Dar padarėm pavarų dėžį adaptaciją. To nerodžiau, nes kaip ir pakankamai dažnas darbas yra, tai visiems kaip ir aišku, kaip tai daroma. Tai vat, tokie darbeliai su šitą C-škę turbūt važiuos dar ilgai ir laimingai. Ir va tokį grožį turim šiandien pas save garaže. Šitą automobilį jūs jau matėte pas mane serijoje. Bet jam buvo daryta žibintų pajungimas, kad veiktų normaliai artimos šviesos ir taip toliau. Bet su senu ksenonu, su senu priekiniu samu, sakykim taip, tai ksenonai neveikia normaliai. Turim seną samą nuo geliko ir jau turim sudėtą priekinį samą jau savo vietai. Jau kaip ir prasitestavau, viskas veikia. Buvo vienas niuansas toksai, tai vienas kontaktas prastai laikėsi ir man metė ESP klaidą, neveikia ESP ABS blokas. Galvojau, kad tikrai kažkas galėtų būti su programavimu, bet pasirodo tiesiog buvo laisvas vienas kontaktas. Tai šitą dalyką sutvarkiau ir viskas. Tai prasitrinsiu tik tai klaidas, dar liktais minėjo, kad neveikia magnetola, tiksliau garsas neina iš jos, tai reikės irgi užmesti akį, jeigu pavyks su šito dalyku susisukti, nes darbelių dar šiandien yra nemažai. Ok, pas save rankose turiu Vito 639 kėbulo variklio kompą, 646 variklis. Ir automobilis pas mane atvažiavo ant traliuko. Kompiuteris jau buvo išimtas ir gulėjo ant sėdynės. Ir tokio garso kompiuteryje tikrai neturėtų būti. Tai kompiuteris yra išmetimui. Jau turiu kitą kompiuterį. Kaip girdim, jokių garsų pašalinių nėra. Jis yra iš šroto nuo kito automobilio. Tai jį jau esu nusinulinęs ir einu į busiką, bandysim jį pririšti ir užsikurti automobilį. Opa, turim užsivedusi busą. Nebe busterio pagalbas. Kompas kol kas taip. Reikės pasijungti
pasižiūrėti diagnostiką, ar nemeta kažkokių tai klaidų, galbūt reikės išprogramuoti kažką tai. Bet jo, būsas užkurtas, tikslas iš esmės pasiektas, bet liko tik tai smulkmeną susidėlioti. Nu va tokį turim reikalą, CKM3 205 ir atvažiavo su tokia bėda, kad priekinis radaras vienas numiręs, vat toks vat reikalas. Jisai stovi panašiai vat šitoj va vietai, tai šiek tiek atkėliau bamperį ir šiek tiek jau pasižiūrėjau, kame čionais bėdos. Tai iš šito fiškę bėgo vanduo per laidukus, jeigu gerai matosi, vat, yra įtrūkę laidai ir tenais bėgo vanduo. Blokas, aišku, numirė, tai pradėjo mesti aktyvaus stabdymo klaidas. Išprogramavau ir po kiek laiko žmogus skambina, kad išmetė check engine. Iš esmės, anksčiau niekad nėra buvę tokių dalykų, bet paprašiau, kad vėl atvarytų automobilį patikrinti. Variklio valdymo blokė jokių klaidų nebuvo, o buvo klaidos tik tai pavarų dėžės kompe. Pavarų dėžės kompas skundėsi, kad nesusibendrauja su ESP bloku. Šitą dalyką kaip ir irgi pasijungiau, pakodavau, dabar kaip ir vis tiek meta tą klaidą pavarų dėžėje, bet jau nebemeta čeko. Nežinau, pasiūliau žmogui tokį dalyką, kad jeigu nepavyks šitas variantas, tai tiesiog reikės turbūt bandyti tvarkyti visą šitą reikalą. Bandau, dedu atgal bamperį ir rytoj ryte žiūrėsim, ar dega čekas ar ne. Jeigu ne, tai tada, reiškės, blokelio nebereikės. Jeigu dega, reiškės, reikės tokio pačio blokelio. Ir va taip netikėtai atsidūrėm Vytuke. Vyto busas atkeliavo iš Suvalkijos ir kaip ir problemėlė buvo su AdBlue. 2 kartus bandė meistrai padaryti, bet vis jam gaudos taip, kad lieka be traukos automobilis. Tai problemą kaip ir išsprendžiau ir pasižiūrėsim, kaip po AdBlue programavimo trauka. Trauka yra, viskas yra tvarkoj. Tai AdBlue blokas yra atjungtas visiškai fiziškai ir išprogramuotas. Bet palikom galimybę, jeigu kažkas prisiknistų, matyti, kiek yra AdBlue lygio. Nu ir persikeliam į CLS 218, atkeliavo iš Panevėžio, tai linkėjimai Panevėžiui. Šitas automobilis atkeliavo su tokia problemėlė, kad neveikia distronikas. Pasijungiau ir, ten tikrai yra su radarais problemų. Tai buvo klausimas iš savininko, ar galima būtų perdaryti į paprastą autopilotą tiesiog iš distroniko. Taip, tai atsakymas galima ir kaip matom, čia yra rankenėlė su atstumo reguliavimu ir jeigu matėte, tai skydelyje jau atstumą reguliuojant niekas nevyksta. Tai išvažiavau dabar su bananu pasibandyti, kaip veikia autopiloto sistema ar kruizo kontrolės. Tai sustatom ir matom tempomat. Viskas veikia ir 0 klaidų. Tai viskas labai smagu ir turbūt, kad su šitą mašiną tiek. Taip, turim 221 ir atvažiavus tokią problemėlę. Tai matom, yra Eco Off.
Tai reiškia, kad start stopas neveikia. Tai pabandom jį įjungti ir niekas nevyksta. O niekas nevyksta dėl to, kad ant pavarų dėžės esantis siurblys, kuris užgesintam automobiliui varinėja transmisinį skystį pavarų dėžėje, neveikia ir jo nemato. Klientas minėjo, kad kažkur servise jau keitė tą siurblį, bet tai niekom nepadėjo. Tai sužiūrėsim šitą dalyką, kodėl šitas dalykas neveikia. Ir dar turim tokią klaidą prie safe. Tai neveikia perspėjimas artėjant prie kito automobilio, kad nežiopsok, jau tu atsitrenksi. Tai šitas neveikia, irgi sužiūrėsim šitą dalyką, kodėl visas tas dalykas čianais atsirado. Ok, grįžtam į 221, skanuojasi, išmetė keletą klaidų, bet čia nesmė, kai diagnostika daroma, gali skidelis mirksėti, rašo ir diagnosis. Esmė, kaip matėt, eko režimas buvo off padėtyje visą laiką ir jisai neveikdavo. Dabar, kaip matom, jisai on įsijungia ir išsijungia. Praeitą kartą, kai buvo kažkuriam tai servise, nežinau, turėjo pakeisti ant pavarų dėžės siurbliuką, bet greičiausiai arba jo nepakeitė, arba pakeitė irgi į blogą. Tai kadangi turėjau likutį, dar likusi pas save tą siurblį, tai aš jį uždėjau ir viskas užveikė. Tai va, tokias čionais ir problemos. Dabar kas link prie seifo, tai prie seifas dega dėl to, kad yra išprogramuota sėdynėje svorio daviklis. O kadangi yra išprogramuotas daviklis svorio, tai radaro blokas nemato informacijas iš airbagų bloko apie svorį esantį ant sėdynės, todėl meta šitą prie safe klaidą. Labai sudėtingai, iš tikrųjų čia, nežinau ar supratot, bet esmė yra tai, kad norint padaryti, kad veiktų prie safe'as, reikės sutvarkyti sėdynio svarstyklės arba įdėti apgaviką, kitaip tariant, emuliatorių. Ir tiek, o tokios čionais problemos šitoj mašinai. Daugiau iš tikrųjų klaidelių praktiškai nėra, visur yra varnelės, ček, viskas yra ok su šito esu. Na jau senokai nebuvo pas mus CLK, 209 kėbulas ir atvažiavo su keliom problemom. Iš tikrųjų, beveik jau nebeimu tokių senų automobilių, bet kažkaip tai man visai prie širdies šitie CLK. Tai paėmėm šitą variantą, darėm pirmą stage'ą, išjungiam EGR-ą, išjungiam sklendės įsiurbimo kolektoriaus. Stage'as pirmas darytas su 4 barų turbinos slėgio sensorium, tai yra perprogramuota į didesnio našumo slėgio sensorių. Taip pat buvo problemų, kad metė klaidas dėl galinių žibintų, kad nedega. Tai viskas dabar dega, buvo tiesiog netinkamas lemputės sudėtas ir priekyje buvo neįdėti gabaritų lemputės neįdėtas. Buvo ledinės prieš tai, pradėjo nebedegti ir taip toliau, tai tiesiog sudėjau dabar kaitrinės lemputės geras, kurios panašesnės į ksenoną. Tai liko iš tikrųjų paskutinis dalykas, ką padaryti reikia. Tai magnetola buvo pakeista ir nerodo, tiesiog nėra galimybės pasirinkti šprachę, kalbos pasirinkimo negalima. Tai pabandysim dabar pasijungę kompą padaryti į anglų kalbą, kad nereikėtų vokiškai švepluoti. Tai tokie dalykai su šito CLK. Iš tikrųjų, tikrai nuo praeito karto, kai pardaviau savo CLK, tai taip vis nostalgija apima šitos dalykus, pačiupinėjus šitos CLK. Tai, ja, gerai, jau matau, kompas beveik pasijungia, tai pabandysim padaryti kalbą. Na, kažkaip taip, sėdžiu gale
212 ir automobiliui darom airbagų bloko kodavimą. Tiesiog atjungiau vieną komponentą, kurio čionais nereikia, tai dabar reikia tiesiog sutvarkyti, kad visas šitas dalykas nemirksėtų ir nedegtų. 12 seconds later. Nu, vat ir viskas. Turim tvarkingą 211. Dar jam ką padariau, tai antrą raktą. Senas čionais matom guli. Tai tiek su šituo automobiliu ir judam prie ML. Turim vat tokį SL šiandien pas mane. Ir keliaujam į jo vidų. Automobiliui darysim skidelio konversiją. Įsikišam raktelį, įsijungiam ir kaip matom viskas yra mylimis. Deja, šitam skideliui paprastai niekas nepasikeičia ir jį teks perrašyti. Tai dabar jau esu nusirdęs apdailą ir perrašysim skidelio informaciją, kad galima būtų viską matyti kilometrais. Ir visi atvaizdavimai būtų įprasti mums europiečiams. Na va, turim jau viską sueuropintą, pilnai, kilometrai per valandą, rida irgi kilometrais, laipsniai Celsijais, tai viskas yra kaip ir ok. Su šito automobiliu turbūt, kad tiek. 204. Keliavo turbūt akivaizdu, kad keistis vairą. O vairą dėsim nuo faceliftinio modelio. Tai faceliftinio modelio reikia šiek tiek perdarinėti elektroniką. Tom ir užsimsim. Tai lupam airbagą ir nusiemam vairą ir eisim perdarinėti į faceliftinį vairą, kad viskas veiktų. 1 hour later. Na, vat ir turim vairiuką. Vairiukas sumontuotas nuo facelifto į prie faceliftinį modelį. Ir netgi demonstruosiu, veikia. Jungiam. Čia parkavimas daviklis sucipė, bet neesmė. Mes juos išjungsim. Veikia ir netgi pavarų lopetėlės. Tai tarkim, paspaudas dešinę, 2, 3, 4 ir taip toliau. Tai va, šitą dalyką padarėm, viskas ok, automobilis paruoštas. Žiauriai graži diena. Ir turim 204 ceškę ir jai darysim skidelio konversiją. Turim nespalvotą skidelį paprastą ir montuosim vat tokį spalvotą skidelį. Tai ką, reikia jungtis ir nusiskaitinėti informaciją bei montuoti kitą skidelį tada ir parodysiu, kas čia mums gaunasi. 1 eternity later. Nu va, turim jau skidelį paruoštą. Tai pažiūrėsim klaidų. Tai tik tai dėl lempučių, bet vat kažkokią tai čeką išmetė. Tai reikės irgi pasižiūrėti, pasijungti diagnostiką, ko jisai čionais panikuoja. Tai va, bet skidelis pasijungia, viskas su skideliu ok. Ir manau, kad neužilgai jau skambinsim atiduoti automobilį. Tai dėl check engine pasijungiau kompą ir tiesiog pasikimšęs DPF-as. Tai reikės DPF-o regeneraciją jaučiu padaryti dar, kad žmogui nekiltų kažkokių tai problemų. Bet matau, kad ir su purkštukais yra klausimų, nes kažkaip tai jie irgi meta čia klaidų. Tai pažiūrėsim, kas čia gausis po adaptacijos, tiksliau po regeneracijos ir pažiūrėsim, ar meta daugiau klaidas ar nebe. Nu vat, vyksta regeneracija. 4%, nu 40% skaitykim. Tai tikėkime, kad prasivalys. Ok, jau turim šiek tiek prasivalysi filtrą, 55%, dar liko minutė. Ir žiūrėsim. Greičiausiai turbūt su tokiu išsivalymu ir paleisim automobilį, jau toliau važiuojant prasiregeneruos. Šiandien 204 kiemas, tai vienas ir antras. Su šituo ryte pradedu darbelius. Problema, kad
galit paklausyti, vat. Taip. Pakankamai sunkiai jau vairo užraktas darbuojasi. Tai pakeisim į emuliatorių. Vairo užrakto funkcijos nebebus. Pastatysim emuliatorių, kad atliktų jo darbą ir nebebus daugiau problemų. Kadangi, kaip žinote, dažnai su šitais modeliais būna, kad automobilio vairo užraktas sugenda ir tiesiog nebeįsijungia degimas. Ir viskas, automobilis tampa sandėliuku, kuriame galit laikyti daiktus, o pavarų dėžė net negali įsijungti į neutralią padėtį. Tai irgi žmonės dažnai pradeda panikuoti, vairas susisukęs, užrakinta padėtis ir automobilis stovi ir neatlieka savo funkcijas. Tai vat, kad šito nebūtų, pastatysim vairo užraktą ir pamirš žmogus bėdas, kad galėtų pas jį atsitikti tokie dalykai. Tai vat, gerai, sukam dangtį, atsijungiam vairo užraktą ir programuojam emuliatorių. Čia jau, kaip matau, kažkoks tai katapultos mygtukas įstatytas. Tai persijungsim į atsukimą. Turiu tokį aparatą, kuris palengvina darbą šiek tiek. Ir tokie varžtai pasukinėti biškį jau. Čia tas mygtukas nieko neatlieka. Net laidų neprisukta. Prie jo jokių. Kažkokie tai iškrito metalai. Ok. Ok, atsijungiam, prisijungiam ir programuojam. Taip, o taip atrodo elektrinė jungtis, kuri jungiasi į vairo užraktą. Ir galvojau, kurjeris atvažiavo, bet ne pas mane. Ok, tai čia reikės pasijungti tokį daiktą, tai yra vairo užrakto emuliatorius ir jį reikės pririšti prie automobilio. Bet tam reikia pradžiai išsitraukti informaciją iš spynos, kad galėtume visą šitą dalyką suporuoti. Tai dabar jungsiuos kompą ir tą pradėsiu daryti. Ok, turim jau surašytą emuliatorių, kišam raktą. Ir emuliatorius suveikia. Reiškia, automobilis jau yra su emuliatorium vietoj vairo užrakto. Tai reikia tik tai jį dabar sudėti į vietą ir tiek žinių. Taip, 204 išvažiavo, atvažiavo 212. Ir jam turėsim tokį darbelį. Tai reikės padaryti bagažinę, kad ir atsidarytų ir užsidarytų nuo rakto bagažinės liftas. Ir reikės pasižiūrėti, dėl ko dingsta trauka. Na ką, jau turim užsivedę automobilį ir matom, kad su purkštukais nestebuklai. Aišku, čia yra kompiuterio tik tai apskaičiuotos reikšmės, korekcijos, bet jos yra pakankamai nemažai išsimėtę nuo kitų dviejų cilindrų. Tai sakykim taip, kad reikėtų tikrai purkštukus dėtis ant stendo ir žiūrėti. Kitas dalykas, atsidarius DPF-ą, matom regeneraciją. Ir rida buvo tada 6, 4, 3. Ir matom spidometrė 3, 4, 3. Tai lygiai 300 000 yra atviniota. Dažnai netgi tokių dalykų neparodo visokie tenais, kaip skelbėsi, kad viską mato sistemos, nevardinsiu pavadinimais, bet dažnai tokių dalykų neparodo. Tai vat, pasijungus galim pamatyti, kiek iš tikrųjų tos ridos yra. Tai vat, tokie dalykai su šita E-klasė. Jau esu padaręs bagažinės atidarimą, uždarimą nuo rakto. Tai tik tai išsitrinsim klaidas. Dar paminėsiu, kad droselinė sklendė. Blogas signalas, tai sakykim taip, kad reikėtų ją tikrai keisti.
ir kūro sistemos slėgis. Tai vat, dėl šito dalyko pilnai gali būti ir purkštukai. Tai va, tokie dalykai. Ir dar minėjo žmogus, kad buvo automobilis neduoda užsivesti. Tai Circuit 87 elektrinė klaida. Dažnu atveju apsiejama tik tai realiais keitimu. Tai tokie va dalykai su šito automobiliu. Prasitrinam klaidas ir turbūt, kad su juo tiek. Na, su tokiais vat puikiais trimerio garsais parodysiu, kaip veikia bagažinės atidarimas ir uždarimas. Tai originaliai yra vat tik tai tokia funkcija. Tai atsidaro bagažinę. Ir daugiau jinai nebeužsidaro. Tai dabar padarėm, kad ir nuo rakto gali būti uždaroma bagažinė. Tai visai patogus dalykas. Taigi, turim 222 S klasę ir dizelinis variklis pradėjo skūstis NOx davikliais. Traukiam variklio kompą ir eisim ant stalo jį programuoti. Išsiprogramuos AdBlue sistemą, kadangi tikrai čianais jos nereikia. Ir baigsis šitas bėdas su visais tais davikliais, bakais, siurbliais ir taip toliau panašiai. Aišku, žiūriu, čianais jau biški yra ir visokių parasojimų tepalą. Čianais čia va žiūriu neuždengta iki galo iš viso filtro dėžė. Jo. Vat, tokie dalykai su šito. Ok, imam kompą ir nešam ant stalo. Vat taip maždaug atrodo. Stoviu ir bandom praeiti testą DPF-o ir skaičiuojam, kiek yra suodžių. Buvo klaidelių dėl aklų zonų ir dėl linijų palaikymo. Tai liko viena klaidelė tik tai dėl kaladėlių nudilimo. Tai šito dalyką jau nepadėsiu, bet kitus dalykus jau sutvarkiau. Aklos zonos veikia, praktiškai viskas yra tvarkoj. Iš aklos zonos ir linijų nuskaitimo. Liko dar 70%. Nežinau, stoviu dabar tiesiog prie kaimynų ir birbinu ant 2000 ūkių praktiškai. Tai tikėkime, kad DPF pravalysim. Na ir turėtų būti viskas tvarkoj su šito automobiliu. AdBlue sistema jau yra išjungta čianais, tai problemas nebekels. Šiandien iš ryto turim tokį GLE kupė gražuolį ir jam naujinam navigaciją. Tai šitam buvo pakankamai sena navigacija ir nerodė miestų. Dabar surašysim, rodys ir miestus ir visa kita. Tai navigacija naujinsis apie dar 1,5 valandos turbūt kažkas tai ir tiek žinių. Tai jeigu norit irgi atnaujinti savo automobilį navigaciją, galit kreiptis, irgi pagelbėsim šito klausimu. Prašosi GLE kupė navigacija, tai užsiemam 204 samo priekinio keitimu. Kaip matom, čia yra jau tokių užuomazgų, kad buvo vandens ir turbūt tas vanduo čia karts nuo karto bėgdavo pakankamai dažnai, nes pavyzdžiui šitas saugiklis yra jau netgi kaip ir apsitrynęs, kaip ir padegęs, tai jo. Keisim visą samą. Čia tas samas vadinamas labai prabrangus su tokiu kodu ir jų kainos yra kosminis. Nu va, turim navigaciją, jau turėtų matyti ir daugiau miesto. Jo. Tai daugiau visko mato. Reiškia, navigacijos update'as pavyko ir viskas yra su juo tvarkoj. Čia ekranas greičiausiai mirksi dėl telefono, šiaip visai viskas tvarkoj su juo. Taip, žiūrėjom navigaciją, pasižiūrim. Taip. Kažkaip su ta rusų kalba nelabai man, bet
čia, ne. Va čia, jo. O, matom 22 metų, tai yra naujausi žemėlapiai galimi šitai versijai ir viskas. Automobilis paruoštas kelionėms. Turim va tokį gražuolį Vito apklijuotą ir jam darysim skydelio konversiją į faceliftinio. Tai va toks dabar yra skydelis ir montuosim faceliftinį skydelį su visom funkcijom, su mygtukais, kad galima būtų vaikščioti per meniu ir žiūrėti informaciją. Tai vat, nieko nelaukiam, traukiam skydelį, dedam naują ir bus čionais šiek tiek reikalų su juo, kadangi persidaro ir laidynas ir reikia programavimo. 2000 years later. Ir baigiam jau montavimą skydelio. Tai kaip matom yra ir rida, laikas, viskas veikia, visos funkcijos, viskas veikia kaip priklauso. Klaidų nėra. Tai vat, viskas, skydelis yra sumontuotas, padarytas ir veikia kaip priklauso.